Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė įdomi savo technologijų įvairovę ir galimybėmis. Mokykloje išmokstama pagaminti nuo sudėtingo baltiško įvijinio žiedo iki akmenimis inkrustuotų dirbinių. Mokoma bazinių operacijų, tokių kaip litavimas, šlifavimas, poliravimas, reikalingų tiek juvelyrui dirbsiančiam įmonėje, tiek individualią veiklą plėtosiančiam amatininkui. Mokymo programa prasideda nuo sudėtingų technologinių procesų, siekiant pažinti juvelyrikoje naudojamų medžiagų savybes ir įsisavinti operacijas. Palaipsniui pereinama prie sudėtingesnių dirbinių gaminimo, apjungiant keletą technologijų procesų, tokių kaip inkrustavimas, emaliavimas, juvelyrinių akmenų statymas. Gaminami ne tik papuošalai, žiedai, auskarai, apyrankės, segės, papuošalų komplektai, bet ir smulkus interjero elementai. Moksleiviai išmoksta gaminti dirbinių kopijas, remontuoti bei sukurti autorinius darbelius, yra skatinami dirbti kūrybiškai, dalyvauti amatų šventėse.